nieko. O, pairkluosma. Aiktų. Sveiki, drūti kolegas. Taigi taip, šiandien noriu papasakot, kaip atrodo mano treniruotės. Treniruotės su svoriais yra nemažiau svarbios nei kardio metant svorį. Pasidalinsiu, kaip atrodo mano treniruotės struktūra. Neketinu komentuoti atskirų pratimų, kuriuos darau, kadangi nesu kompetitingas rodyti technikas, kas manau, kad yra be galo svarbu ir tiesiog nenoriu klaidinti žmonių, jeigu truputį kažkur kažką netaip darau. Bendri principai išlieka tie patys ir manau daugelis su jais sutiks, tai aš pasistengsiu juos paminėti, tuos svarbiausius akcentus, kurie man atrodo svarbiausia. Ir tuomet galim pradėti. Visada pradedu treniruotę nuo apšilimo, sumažint truputį traumų tikimybę, ypatingai kai sportuoju ryte, tai apskritai yra labai sunku, nes visas kūnas dar būna toks labai sustingas. Trunku dažniausiai iki 5 minučių, pasidarau sukinius, prasuku kaklą, prasuku pečius, alkūnės, per visus taškus, per kur kūnas lankstasi, tai tą stengiuosi ir pasidaryti. Ir tada puolu prie pirmo pratimo. Treniruotę pradedu visada nuo bazinių pratimų, didesniam raumenų grupėm skirti sunkesni pratimai, kurie yra efektyvūs tiek norint auginti raumenis, tiek sustiprėti, o užbaiginėju treniruotę izoliuotais pratimais labiau koncentruoti į vieną raumenų grupę. Visų pratimų, kuriuos darau, atlieku 4 serijas po 12. Geriau stengiuosi neskubėti ir dirbti su mažesniais svoriais. Taisyklingai, technika yra svarbiausia, tiek norint efektyviai pasportuoti, tiek sumažinti traumų riziką. Dažnai darau negatyvius pakartojimus, tai kai staigiau pakeli ir palengva lėčiau nuleidinėjai. Ir labai svarbu yra jausti raumenį, darant kiekvieną pratimą. Geriau mažesnis svoriai ir nuoseklumas negu rizika. Kadangi stengiuosi tilpti valandą ir dabar biškį daugiau ryškinu, tai stengiuosi sukelti didesnį pulsą. Darau trumpesnės pertraukas, tarp kiekvieno prieimo darau apie pusės minutės pertrauką, o tarp atskirų pratimų darau po 2 minutės maždaug atsigauti. Ir tada einu prie kito pratimo. Baigęs jėgos treniruotę pereinu prie tempimo pratimų. Naudinga yra pratempti treniruojamus raumenys ir tarp pratimų treniruotės metu, kadangi jos gaubinti fascija šiek tiek irgi prasitempia ir leidžia daugiau papumpuoti kraujo į raumenį, kas padeda raumeniui geriau augti. O baigęs treniruotę, jau tada nuo galvos į apačią pereinu visus raumenis pratempti ir labiau akcentuojuosi į tuos, kuriuos šiandien per treniruotę dariau. Ir nereikia persistengti, tempiam iki lengvo diskomforto, bet neskausmo. Pasidaręs treniruotę, prasitampius, pabaigai prieš dušą dar einu, pasidarau kardio, tai nusistatau 15% įkalnę, 3,5 km greitį ir darysiu 10 minučių ir stebiu svorį. Jeigu svoris krenta, nieko nekeičiu. Kai svoris sustos, pridėsiu dar 5 minutės ir taip toliau ir taip toliau. Nepradedu nuo daug, į ką orientuojuosi, tai į pulsą. Riebalai dega labiausiai prie 7% tavo maksimalaus širdies krūvio. Tai mano atveju yra apie 130-140 pulsas turėtų būti. Tai man to pilnai pakanka einant į kalnę ir nepradedu nuo daug, nes jeigu pradėsi nuo valandos kardio, paskui nebelabai bus kur didinti. Taip atrodo mano treniruotė, o dabar galim pasižiūrėti, kaip mums sekas toliau vykdyti iššūkius. Tai va, yra dabar sekmadienio popietė. Ruošies paskus. Viskas kaip ir būtų, čia gerai. Da vis tvardaus, da nečytinu. Svoris krenta, visą ką. Bet jūs pažiūrėkit, su kokiu žvėrimu aš gyvenu. Kas čia daras? Kuo aš čia užuodžiu? Kuo tu čia valgai? Jūs pažiūrėkit, na šaukštų turi. Kas, kuo tu ties lapi? Labai skanu, nežinau, ar esate taip valginate su tokiais pagaliukas sausainiukas, žiauriai skanu. Aš pats savį stebinu, iš kur turiu tiek valės. Šiandien turim antradienį. Šiandien visi, kaip susitarė, labai sunkiai kėlėmės iš lovų, atvarė į salę. Nušakės visi tokie va, nukabintam rankam. Atrodo, iš pačio ryto jau pavargė ir visi nežinom, kas daryti. Babis ant takelio, Simutė irgi vargsta, nežino, ko išsirinkti. Pagal viską turėjau daryti šiandien kojas, bet tiek jėgų nebuvo. Nusprendžiu šiandien daryti atsilenkimus ir tempimus. Gal taip atidėsiu savo vargus kitai dienai.
Tikiuosi, kad rytoj bus geriau. Su skausmu turiu pranešti, kad mūsų iššūkis tik žiaurėja. Iššūkį darim šeštadienį. Sekmadienį ir pirmadienį nieko nedariau, kad pagerint burpių rezultatą, nes biškį perpūtę kaklą, mentį tokį durimą turiu nelabai gerą. Šiandien jau biškį mažiau, tai šiandien nutariau pabaigoje vietoj takelio pasidaryti burpių. Čia tas Žipitonas pasakė, kad reikia jau pirmą dieną imk ir daryk 6 minutės. Per minutę 10 burpių, tai jeigu padarai 10 burpių per minutę ir minutė baigėsi, tai yra, jeigu padarai 10 burpių anksčiau negu baigėsi minutė, tada ilsiesi. Kai prasideda kita minutė, vėl darai taip 6 minutės, tada 2 minutės pailsi ir vėl 6 minutės darai tą patį. Aš jau pirmam raunde nesugebėjau padaryti po 10 burpių per minutę. Pirmus porą kartų padariau, paskui mažinau iki 5, nes nušakęs, net nebeatsistoju. Dar tik pirmas raundas baigėsi, dabar jau baiginėjęs 2 minutę, eisiu daryti dar, bet velnės, pabandykit. Kuo toliau, tuo blaikiau. Vakar dariau 4 serijas po 15, kai dar gavau pritupimų. Jau vakar aš tikrai galvojau, kad bus blogai. Kalbu apie burpius ir galvojau, kad jau yra blogai. Šiandien mano užduotis yra 100 burpių iššūkis. Sako, jeigu tau sunku, pasiskirstyk mažesnėm serijom. Jeigu jauties pakankamai stiprus, bandyk per kartą 100 padaryti. Kas padaro 100 burpių per kartą? Kosmosas. Aš manau, kad neįmanoma. Jeigu gali, parašyk komentarį, bet labai tuo abejoju. O jeigu netiki manim, tai irgi pabandyk ir parašyk komentarę, kaip tau sekės. Jeigu prieš tai tą ChatGPT aš dar vadinau draugu, dabar aš mūsų draugystę labai smarkiai abejoju. Kai papasakojau Babiui, tai Babi sakė, paklaus pačią ChatGPT, kiek tu pats padarai burpių. Dar tik įpusėjau, pasiskirščiau po 10, tai padariau dabar 5 po 10, jau pulsas 150, įsivažiavau, bet labai sunku. Jeigu pirmas porą serijų, tie 10 dar nėra taip sudėtinga, 5 serijai tą 10 jau vos įstenu. Labai viliuosi, kad bus geresnis rezultatas, nors labai to abejoju savaitgalį. Nes jeigu padariau 15, tai vargu ar per minutę spėsiu padaryti daugiau. Jo labiau vargu ar sugebėsiu nenugriuvęs tiesiog padaryti daugiau. Turim penktadienį ir turim problemą. Šiandien dariau grūdaką, viskas kaip ir okei, bet vakar dariau 101 burpį. Vėliau ataušęs pradėjau jaust, kad petį kažkaip nemaloniai maudžia. Gal ir apšilimo gerai nepadariau, ar šiaip patempiau per skubėjimą, nežinau. Šiandien bandžiau daryti burpius ir buvo labai nemalonus dieglys petį. Tai šiandieną sesiją nutraukiau ir bandysiu pailsėti, kad rytoj būčiau stiprus. Galbūt tiek ir užteks, kad rytoj neskaudėtų ir rytoj galėčiau padaryti challenge. O rytoj svėrimas, burpiai ir šiaip nuotaika gera, penktadienis, tai einu pasičiauti. Darbštveideris. Vakar grįžau į darbą, suvalgiau steikų su daržovėm. Ir vakarį sakau, davai pabandysiu anagėlis apie salotą šitas kalbėjant. Prispirkau aš tai viską ir pasidariau iš tų salotų. Vynuogių, obelę, mandariną, bananą, ananasą. Kad nebuvo. Tai va, tų viskų suvariau. Nu viskas gerai, bet man kai pradėjo pilvų pūst nuo tą. Bet taip žiauriai, kad per naktį biškį aš jį sumažinau, kad anas kaip balionas. Visą savaitę jaučiausi įsivalys, dabar kaip nesijaučiu įsivalys. Atrodo, +5. Aš tai šiandien kėlau savo labai gražus. Jis man valiai lovų veidrodys per visų spintų, žinai. Pasisukau taip šonu. O, sakau, eik, tu dabar tai atsistojau, tai kaip šitas. Magic Mike'as, taip, šokis hip-hopą ritmu. Jam Streetas. Jam Streetas, žinau. Taip, tas, kur gražus, ne tas, kur storas. Sėmiau šaudinį, šiandien kaip ir kardio, bet nežinau. Gali būti, kad padarysime burpius, ištrauksime 4 po 100. Na, gerai, tai einam pasidarom svirimų. Mums dabar reikia nusinešti svarstyklas. Pasversim šitą išsipūtusį pilvuką. Parodyk išsipūtusį pilvuką. Eik, tu Babis ryškus kaip Bruce Lee. Nuliukai, stovi. Raumenis. Raumuo. Ir dabar meldimėsis dievams. Oh my god, Babi. Oh my god. Babi, tu esi beprotis. Ne, 1,5 kilo nieka labai. Aš norėjau 2. Galėjo 300 gramų, nors būtų vienetukai buvai. 11,4. Tai čia 1,6 kilo. Eik, stok. Bijau žiūrėti. Parodė 16,2. Praeitą savaitę buvo 17,1, 900 gramų minus. Babis davani 700 gramų prisivėja. Nu ir ką, tai gerai. Šiaip labai turiu vilties, kad kitą savaitę jau bus 115. Pabiški. Ir dar tik įpusėjom. Ir linksma, ir liūdna. Nu, tai Babi, kiek padarai burpių per šitų savaitį? Nei kiek realiai. Dariau gal 2 kartus. Kaip sekės, kaip nuotaikas buvo darant mintys.
Šūdina. Apie savižudybį buvo kas nors? Apie savižudybą ne, bet aš dabar bandysiu taktikuoti, giliai kvėpuoti, kad neužgaudyčiau pompas jau greit ir tada galbūt pavyks pagerinti. Aš vakar krūtinį dariau ir aš jaučiu, kad man jau biškį skauda. Nieko gera prieš darant burpius tikriausiai, bet atrodo, kad neskauda peties. Smagu. Nes vakar jau galvojau, kad jeigu ir šiandien kelsiu su peties skausmam tam, bet nieko nebepadarysi. O ką tu darysi, kai pabaigsim filmuoti? Tai gal pečius? Arba, žiūrint, kuo ištrauksime iš uzboną. Dėja, tai smagi, bet Anas biškį stresą varo. Ir kartu idėja, manau, biškį padeda mūsų idėjai mes svorį, nes vis tiek dar papildomai pajudė kažkiek tai paskamuoji. Ir aš manau, kad jeigu tau emociškai yra sunku, jeigu tu jauties labiau auka, tai tau ir svoris geriau krenta. Kelis skauda, viskus skauda. Man žinokit, jeigu aš dabar nieko nepagerinsiu, man viskus skauda, aš labai turiu daug priežasčių, dėl ką galėčiau nepagerinti rezultatą ar nelaimėti. Ir padariau, supratau, kad man irgi skauda kažkur tai. 1, 2, 3, važiuok. Spaudi. Nu, jeigu aš nepraleidau nieką, tai 16. Nebaladės, ble, kaip pavargau. Ir kojas pompina, nežinau, net nuo ką. Žmonės galėtų patys pabandyti ir nebūtų taip juokingai jaučia. Iki kokių 10, atrodo nieko labai. Ir tada porą dar viršaus ir pajauti, kad nebeturi. Eisiu pabandyti ir aš. Aš kiekvienu kartą darydamas šitos burpius per visą savaitę vis silpnesnis jausdavos, nes atrodo, kiekvieną dieną vis sunkiau man juos daryti. Dabar aš galvoju, reikia iš karto galvoti, ką daryti, nes dabar kaip sakei, kur babis atsistoja, suploja, blėt, reikėjo pašokti. Taip, pasimetė kažkurio momentu. 1, 2, 3. Devyniolika be 20. 19 ir 3. Kažkas tokio. Man, aš... Dūstok. Reikia pakvepuoti. Negaliu dar šnekėti. Kai būdavo mokyklai 100 metrų bėgi, iš trumpų distancijų galiu atbėgti, žinai. Man tas trokstamas sekas ir aš 100 metrų atbėgu ir nekvepuoju. Ir tada atbėgu 100 metrų ir tada pareina. Da aš kokius 10 metrų nueinu, normaliai, va, galėtum šnekėti, nepasakytum, kad bėgis. Ir kaip smūgiuoja, tai smūgiuoja. Ant pievas guli apsverkys. Žinojau, kad jeigu rezultatą ir nepagerinsiu, tai per savaitę progresas bus. Nes va dabar, pavyzdžiui, jau žinau, kad kai darai burpius, reikia maikį suskišti. Kad nebūtų kaip praeitų kartų. Jo, jau dabar vandenų, ką tai norisi. Da šiandien negėriau. Man atrodo, 18 padariau. Tai jaučiu, kad aš pramazinau, kad man atrodo, žinok, 19. Nu, žiūrovai padės suskaičiuoti. Einam prie uzboną traukimą sienas, tada traukti uzboną. Tai ištrauk, pamakaluok. Pamakaluok. Siūlau, kad neatrodytų su falsifikuoti rinkimai. Mes čia turim daug atskirų lapelių. Jo, ir jie nėra užrašyti visi vienodi. Jie turi skirtingus pavadinimus su iššūkiais skirtingais. Tai tikrai nėra taip, kad mes vienodų lapelių prisirašė ir ištraukiam tų, ko norim ištraukti. Čia yra dar šakdynės, yra atsilenkimai, yra plenkas ir yra vienas iš žiauriausių pačių pirmų video parašytų komentarų. Hetlin iššūkis, kurią mes labiausiai nelaukiam. Hans irgi čia tikrai kažkur yra. Ir su kiekvienu traukimu mūsų šansai ištraukti vis didėja. Šiandien paburpiu visiškai nesinori. Gerai, gal bandau traukti tada melodijų, babi. Kokio? Tu traukimo melodijų. O kokį traukimą melodijų? Trapapa. Tik trauk. Trapapa. Aš mačiau. Parapapa. Aš viršui mačiau. Parapapa. Parapapa. Irgi nieko gero. Irgi labai nieko gero. O, pairklosma. Ai, tu nak. Pusę kilą. Mes turim tokių mašinų, kurie imituoja irklavimą. Atsistuminėja į kojam, traukia su rankom iš nugaros. Mūsų tikslas yra tiesiog įveikti 500 metrų atkarpą ant to treniruoklio per kuo greitesnį laiką. Esam bandę, irgi tikrai nėra labai linksma, nes jeigu spėjai per 1,5 minutės, tai paskui labai ilgai jauti kraują skonį burnoj, bent jau mūsų tempais. Tai va, mes va čia va turim atstumą, kurį mums reikės įveikti. Čia matysim, kiek laiko mes užtrukom. Nu, va, kaip pavyzdys galiu prasukti ir parodyti. Štai, mažėja metrai. Čia
numatomas laikas tokiu tempu, be laikas. Ir jie užfiksuos, kai čia bus 0, čia sustos laikas ir mes žinosim, kiek laiko užtrukom įvykdyti šį iššūkį. Smagu, kad turim 2 treniruoklius ir su Babiu galėsim vienu metu daryti. Bus tikras lenktynės. 1, 2, 3. Ai, tu pompa. Užfiksuok laikus. Oho. Aš pradžių labai gerų paėmiau galą. Tik 100 metrų, kol mirsiu. Babė treniruoklį reikia, kai Babis irkluoja, medvaršiais prie žemės prisukti. Žmonės, kad retai eina šiaip sąjungą pasportuoja, tikrai nesidžiaugia mūsų linksmybę. Jeigu galvojat, kad patogu, tai ne. Visiškai nepatogu. Vėl tas jausmas kaip pabulpių, dar blogiau. Dabar jau nebežinau, kad atsigausiu. Pačioje pradžioje, kai rašėm visus iššūkius, galvojau, kad tik kokią plenką neiššaukti. Aš dabar jau laukiu plenką. Taip, nu sakau, dabar visus, kad traukiam kardijo dalykai šitie, kur grinai kankinti savį. Šią linksmą gaidelę ir baigsime šio ryto laidą. Su jumis buvo Babis, su jumis buvo Vanagėlis, su jumis buvo operatorius Simutė. Būkim stiprus, palaikykim vieni kitus ir iki kito savaitgalio.